vakar nors ir buvom apvertę baidarės. Pradžią nebuvom apvertę, šonų pastatę, bet taip privarė į vidų. Sėdynė šlapia. Ir reikia įsisausint. Čia visur irgi. Va, reikia būtinai pasimti tokį daiktą. Į kuo didesnis, nu ne didesnis, bet tokį jau didesnis, kad būtų to kempinė. Nes išsivalai, įsistvarkai viską. Įsisausini pačiam maloniau. Nes čia mešlynas toksai gaunas. Septynios 05. Turbūt anksčiausiai, kai išplaukėm. 7.05? Jo. Geras rezultatas. Tai va, mums užtruko 6, skambėjo žadintuvas. Tai lygiai 7, nu po 7 išplaukiam. Patiko čia kas tai stovyklavietė, didelė ta pavėsinė labai gera. Paskui vietos daug, išpjauta žolytė, tvarkinga, gražu, tualetas. Tualetą pirmą mačiau tualetą stovyklavietėj, kur didelis erdvus, ten pandusas yra. Laikikliai negalėsim pritaikyti. Tokia rimta stovyklavietė. Laužaviečių daug. Nu, žiūrim, išvirsa, ne? Kaip kiekvieną rytą. Ir ant tų žodžių. Liops! Nu, kamera on. Šiaip kartais, žinai, sako, kaip į tą baidarę įlipat. Va taip ir įlipam. Krantas ne pats maloniausias ir patogiausias, bet... O šiandien plauksim iki Strenčiai. Apie 3-5, kažkur plius minus kilometrų. Tai saulė lenda, jau matau už debesėlių. Ir dar pažiūrėsim baidarininko topinį judesiuką. Parodysi? Kas yra topinis? Ne šitas. Ai ką. Va šitas. Tai viskas ten. Rytai tai upė yra įspūdingi. Rūkas toksai kyla. Ramybė. Paukščių dainos iš visų pusių. Ir įvairiausių paukščių. Iš kur yra kilęs gaujos vardas. Tai yra tokių irgi kaip gauja, banda. Tai, sakau, tai vieni sako, kad iš Sraunioji kilusi, tai va Sraunėje gaują matėm, buvo tikrai, o gauja, tai čia gauja paukščio aplinkui ir. Norit parodysiu, kaip baidarininkai prausias rytais. Tai yra žiauriai paprasta, imi 2 pirštus, šitaip. Ir viskas. Pusrytėlį. Paprastai. Darbingi. O, va gorkla. Bulkis. Į latvišką vištą.
pilna burna, kalbėti negražu. Bet kai toks oras, gerai yra tie guminukai. Pakelia nuotaiką biškį. Šalta yra apie 14 laipsnių. Tai apsirengiau tentą, va taip užsimetu. Šilčiau. Ten ir kuom šilčiau, pačiam šilčiau. Bet reikia krebliuoti, nu nieko nepadarysiu. Kuku, kuku. Nekalba gegutė šiandien. Bet gegučių kiek girdėjau, tai wow. Į visą laiką pas mane čia skrava penjonzai. Tai gerai gali kukuoti iš čia. O tokį pirmą kartą matau. Eina savo čia ką priversta. Bet taip gražiai. Kiek čia malkų būtų. 3 žiemom. Mums savaitė jo. Gerai, čia prisivilko. Nuo lietaus turiu 2 striukės. Viena čia storesnė šita, o šita plonesnė. Ai, susimovo abidvi. Kažkaip visai nėra šilta. Galvoju, ku čia šalt. Vorai, vaikšto visokie. Na, visko kelioniai būna ir to, ir gero, ir šilto, ir šalto, ir šlapio. Giedris ten jau ona posakį veikinė. Kumetlin, duši jaukas, kumetlin, širdis elsas, lailin, 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 lytus. Nu ką, pirms normalus lietus įveikts. Kalsim arbatos. Karštos. Karštos. Va vaišina, sakė, priplaukite, prašom karštą arbatą. Čia burėkai šaltas alus. Tai pasirinkau arbatą. Kaip nesušalau aš labai, tau tai šis turbūt karšta. Ne, man tai karšta buvo vienu momentu, kai norėtos nusirengt, bet... Tai va, striukytė šita atlaikė. Šita pačioj sausa, bet iš vidaus karšta pakankamai. Bet nieko baisaus. O po tentų viskas normaliai sausa ten. Irgi panašu, kad atlaikė. Pasiekėm Strenčį. Toks va priplaukimas. Dabar baidarės biškelis pasidedam, užsidangstom. Šitą striukę tai prašlap. Kokį, ką žinau, lyjo, kiek apie porą valandą, ne? Sakai, lietų į porą valandų? Nu, nežinau, į porą valandų, gal pusantros? Nu, plius minus apie 1,5–2 valandas lyjo, taip normaliai lyjo. Tai va šitą prašlapo, šito tai tokias, nu, yra biškelį drėgmės, bet nieko. Einam ieškoti nakvynės vietos. Turim planą šiandien. Takon jūs! Žiūrėkit.
O, aš jau po lietaus iš tikrųjų važiuok. Saunikė kokia bus. Pirti šiltą, žinok jau. Nefilmuoji? Ką? Nefilmuoji? Filmuoji. Kaip šilta čia gera. Pažiūrėkit, kokia vietelė šiandien čia pirtelė, bet miegosim palapinės. Tai kai mes šiandieną užsirovėm, užsisakėm pirtį, o pasirodo, kad čia ir kubilai, ir vietelė pasakiška. Čia galima net namuko šitos įsinuomot, bet jau tikrai čia mums bus per daug. Mes va ten apačiai kur nors va tenais palapinės pasidėsim ir išmiegosim. Galima ir čia kažkur tai dėtis, bet nežinau, galvosim, žiūrėsim. Ten baidarės palikom, Gauja, Matas va ten, reikėjo atsitempt, kol kas daiktus čia paliekam, einam. Einam, ką? Filmavau kortelę. Einam į šitą į miestą pasivalkėt ir pavalgyt. Sakiau, klausyk, greičiau plaukiam, būtumėm dar į cirką spėję. Neplaukiam greičiau. Ką, neplaukiam? Plaukiam, bet išlipęs nebuvau nieko. Čia įdomi, suradom, kaip dabar yra ir kaip buvo anksčiau viskas. Tai tų namų jau nebėra, čia parkas dabar vietoj tų namų, štai išlikė. Aš taip esu gavęs uždegimą tų nervinių kažkokių kalnėlių ar šaknelių kažkokio. Kas? Taip esu gavęs uždegimą. Kažkaip kamera tai rasuoja. Bet pabandysiu pažiūrėti, ten yra vaizdas, ten yra Gauja, tiesiai. Čia Gauja, ten vat Gauja visur matas. Bet super vieta. Ačiū Rusnė už pasą, labai skani. Tai šiandien rubrikėlė iš palapinės apie žemėlapį. O šiandien nesudėtinga. Esam čia Ostrenčiai. Tai čia, vingiais. Upė tokia buvo monotoniška, gavom nemažai lietaus. Kokia 1,5 valandos plaukiam lietui. Biškai praplaukiam Strenčius. Tai čia rašom 8. Riebų 8. Neblogai. Čia dar kažkur pradėjau rašyti. Čia jau pradėjau rašyti kiekvieną dieną, kiek nuplaukiam nuo bendro. Bet jau žemėlapis gražėja. Rytoj panašu čia Valmiera. Žiūrėsim, kaip bus. Šiandien lyja lietus, sakau, museliukų va. Priskridė pilną museliuko, laukia manęs, bet nesulauks. Tai visiems labanaktis. Įsimaudėm pirty, įsiplojau savo smirdančius visus daiktus, kojines, ten maikės, kur plauki su baidarė, tai ten vis tiek tu prakaituoji. Rytoj būsim švarūs.